Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus. Šiaulių rajono Romučių kaimo 2 aštuonbučių namų gyventojai jau ne vienerius metus gyvena lyg ant tiksinčios bombos. Šių namų rūsiai apsemti. Tose gyvena muselė šudinė skraida. Daugiau net nežinau, ką čia pasakyti. Jau senai taip vyksta. Kiek metų gyvenam? Mes gyvenam labai daug jau. Su vaikais jau 10 metų jau. Kenkia ir sveikatai kiekvienam juk čia. Dabar jau kvapo nebėra, tai pareidavai, tai nuose užsikiši praeini tik tais. Baisi tikrai situacija, jau baisi. Grįžkime į praeitį. Šiuose daugiabučiuose užaugo ne viena karta, tačiau apsemtų rūsių problema atrodo amžina. Ir tuomet ir dabar jie pilni vandens ir nuotekų. Štai kodėl aplink skraido musės, nosį riečia nemalonūs kvapai. Kada buvo tarybinis, tada traukdavo tuos vandenis normaliai, kas biški sugesdavo, tvarkydavo, o paskui, kaip pasibaigi tarybinis, buvo bendrovė dar biški traukė, o kai pasibaigi bendrovė, tada iš viso nebetraukė nieks. Pradėjo bėgti visas tos fekalijas ir pribėga pilns paplūda, paskui buvo pratrūkė tie vamzdžiai, tai toks celkus gintars lipa su padanga per tą visas fekalijų tą duobę ir užtaisė ten, užriša su guma tą vamzdį. Nu jau, o paskui jau čia pradėjau kryžiaus kelius mindyti, nes pas mane būtė už vis blogiausia padėtis, pradėjo visas sienas baisiausiai pelyti, nes po mano būtų yra visas tos fekalijas buvo. Nu, jį pradėjau eiti seniūniją, seniūnė sako, nu tai kaip nors patys, dėkitės pinigus, rinkitės, tvarkykitės, juk ne mes jums tus vamzdžius nudaužėm. Iš tiesų, seniūnė lyg ir teisi. Tačiau ši problema patiems gyventojams pasirodė sunkiai įveikiama. Mes kreipėmės į kaimo seniūnę. Vienu žodžiu, jie ten pradėjo tos reikalus spręsti. Atvykus buvo ir Seimo narė Baškienė. Nu tai paskui atvažiavo ar komunalinė ten tie atstovai ir paskui šitas kaip... daktaras iš higienos centro. Sako, nieka kita neišeina, reikia dėti baudas. Sakom, iš kur mes tas baudas mokėsim, jeigu mes gyvenam iš invalidumo, iš socialinių pašalpų. Higienistai, matydami išties sudėtingą situaciją, liepė gyventojams išsikelti. Tačiau žmonės nepanoro palikti savų namų. Vėliau pas mumis atvyko Andriulis Linas, jisai mums patarė raštiškai kreiptis, kad tiesiog būtų ir seniūniai būtų lengviau, kad kažkur galėtų parodyti tos mūsų vienu žodžiu tą prašymą, ir jis mums padėjo tą prašymą parengti. Ir tada aš pati nuvežiau asmeniškai seniūniai, ir tada vienu žodžiu mums padėjo, pradėjo judėti tie visi darbai. Romučių bendruomenė kreipėsi į mane teisinės pagalbos, nes pas juos užsisenėjusi problema, 5 metus neišsivalo kanalizacija, sugriuvę vamzdžiai ir nuvykęs aš taip gavosi, kad padėjau, jiems sėdau prie kompiuterio ir padėjau parašyti raštą, suformulavau mintis, suformulavau, ką reikia rašyti, pasakiau, kaip reikia ir kur reikia kreiptis, kad užsidėtų štampuką ant prašymo ir kad seniūnija sureaguotų. Ir dabar aš kaip žinau, mano žiniomis, jau seniūnija pradėjo tvarkyti jų problemą, kuri 5 metus buvo nesutvarkyta. Taigi, po oficialaus gyventojų prašymo ledai pajudėjo. Tai paskui atvažiavo valdžia, tai pravalė visus čia kanalizaciją, visą tą pragrandį. Ir paskui sutvarkė viską, visus tus vamzdžius čia ir ištraukė išsiurbytus visus sklepus, daugiau liepė patiems tus senus kladus, tą medieną visą įsinešėmės. Kiek galėjom, bet dabar vis tas vanduo randas, ar iš apačios, ar iš kur. Čia vandens kiek gali būti, aš galiu pasakyti iš karto, čia per vieną laiptuką yra. Kiek čia gali būti? 30 cm. Taip. Čia dar vienas laiptuks yra, toks pat kaip ir ta šitai. Čia yra atsamtas. Bet jau nebėra tiek, kiek kadaise buvo. Problema labai sena. Žmonės patys nesusitvarko vamzdynų,
ir leidžia savo fekalijas į sklepus. Čia pradžia didžiulė. Tada buvo prašyta savivaldybės paramos, Kuršėnų vandenys išsiurbė. Jų sklepus išvalė ir dabar yra sudarytos sutartys su gyventojais, jiems pastoviai traukiamas vanduo, nebent dabar padidėjo lietaus vandens, gal pribėgo nuo lietaus, tačiau jau traukiama tvarkingai ir problema jau turėtų būti išspręsta. Va. Čia iš vis tragedija. Čia nebaigi ištraukti. Kur išeiti? Nes negali, čia žmonės negali įeiti iš vis. Nieko. Ten toliau, tai iš viskas ten benas. Bet kad bus surasti, o kada pakalbėti? Bet iki galo viskas yra nedabaigta, nes atvežė nupirka tą bačką didelį, mūsų rezervuaras yra sens, užgriuvęs ir tą rezervuarą irgi išlauka eina vanduo. Nu ir va, dabar kiekvieną pirmadienį atvažiuoja trauk tą vandenį iš čia, o dar su tuo mokesčiu nežinom, dabar va šį mėnesį gausim mokėjimus, matysim, kiek čia mes mokėsim už tą vandenį, bet dažnai labai trauk. O ta bačka čia, kai buvo atvažiavęs pavaduotojas, sakė, kad, nu, turim statyti bačką, nes čia išlaukojantas vanduo. Nu jau, taip ir tebe vargstam. Kas čia yra? Jau sausa rezervuaras yra čia, štai va. Čia yra rezervuaras. Taip, čia po to skladu, o paskui ten po antroji, tas pats. Čia tiek yra, štai va. Pirmadienį traukia, štai vėl čia nepilnas. Ta prasme, čia rezervuaras, į kurį subėga abiejų namų nuotekos. Taip. Vanduo. Taip, čia. Iš vandens, kaip čia yra vamzdžiai, atvesti po namais, po žeme. Čia yra vamzdžiai, taip, štai va, ten šulniukai yra, viskas iš vieno namą, iš kitą namą, ir viskas subėg čia, štai va. Į tą štai subėga. Ir čia atvažiuoja kiekvieną savaitę traukia. Pirmadienis traukia, bet mes tiek neprileidom to vandens. Rimtai mes tiek neprileidom, kiek iš Lietuvos vanduo pribėgo. Dabar tą bačką štai atvežė. Sako, neturim finansų, bačką įkasti, įkastų čia bačką. Čia galėtų kažką tai padaryti, aišku, ten užmūryti, kažką padaryti, kad čia nieks neįkristų. Aš klausiau Kuršėnų vandenis, tai sakė, sutvarkė. Nors valdžios atstovai tikina, kad visi darbai baigti, tačiau naujoji nuotekų talpa dar neįkasta. Turbūt valdininkai ir vėl laukia naujo ant popieriaus surašyto prašymo. O kiek tų prašymų iš viso reikės, kad Romučių gyventojai ramiai gyventų? Lašas po lašo ir akmenį pratašo. Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus.